Labas rytas man ir vėl į kelią. Šiandien jau visiškai paliksiu centrinę šalies dalį. Tai viską susidėjau, pristvirtinau. Gerai. Šiandien jau paliksiu visiškai centrinę dalį. Įvažiuosiu į šiaurinį dalį jau prasidės kažkokie taip pat įdomus vaizdai. Kuras pirmoje eilėje, šiandien sausa be lietaus. O kaip išsukinėja, be baimės žmonės. Aš su baime, tai aš gal truputį palauksiu. Bandau išvažiuoti iš šito miesto. Rytinis šurmulys, rytiniai reikalai. Bizekas. Pas mane bizekas išvažiuoti iš miesto. Šiąnakt taip gerai miegojau, keltis net nenorėjau. Bet tenka, ir ką studysi? Ne. Policijos švyturėliai sustojo vaisių nusipirkti. Nenusimato šiandien kažkur sustoti, kažką pažiūrėti, kažką apžiūrėti. Bet jei pakeliui kažką pamatysiu, būtinai. Jis išvažinėja ir net nežiūri, ar važiuoja kas nors ar nevažiuoja, kol jam nepasignalinė, tol jis varo. Paprastai jie čia į viską žiūri. Orų prognozė Vietname. Saulėta. Dulkėta. Ir labai vėjuota. Važiuojant motociklu labai stiprus vėjas. Toks maloniai vėsus. Ant ribos. Pak. Tai toks šiandien nusimato kelias. Iš esmės arčiau pakrantės važiuoju. Kalnų nebus, priekį matau aišku kalnus, bet nors negali žinot, ką aš čia ekspertas. Bet jaučiu tokį ramesnį važiavimą šiandien. Labai daug greitkelių nesinori važiuoti, nes nuolatinės fūros, autobusai lekia nesveikai. Nėra ypatingai saugu. O dar pats kartais užsižiauplinu, užsižiūriu kur nors. Tai be incidentų tik tai. Važiuoju tokiu nuobodžiu keliu ir galvoju, ką čia su savim pasikalbėjus. Pip. Apie miestelį, kuriame buvau dabar apsistojęs. Miestelis kaip miestelis, nieko ten įspūdingo, nors kažkur atsiliepimuose mačiau, kad labai mielas, gražus miestelis. Nieko aš ten nepastebėjau. Buvau nuvažiavęs iki Turgaus. Kažkuriame epizode pasakojau apie Danango turgų.
kuriame daug feikinės produkcijos galima rasti už gerą kainą ir bla 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 panašiai. Čia taip pat yra kažkas panašaus, buvo kažkas panašaus, bet atvažiuoju į tą vadinamą turgų, pradedu apsižiūrinėti, o matau, jog parduoda tik tai moteriškus ir vaikiškus drabužius. Vyriškų drabužių visai nėra. Išskyrus džinsus ir kožas. Viskas. Toks įspūdis, kad tą miestą vyrai dėvi tik tai kožą ir džinsus. Žodžiu, tai nieko neradau. Nes galvojau džemperį pasiimti, nes kažkaip tai būna kartais vakare vėsiau. Norisi užsimest kažką. Kas dar, kaip ir žadėjau, pasikeičiau tepalus, pasitempiau grandinę. Vietiniais mastais brangininkas papuolė, 240 000 donkų paėmė. Čia 8 eurai gal. Žodžiu, kažkas tokio. 9 gal. Nusiplovau Pikachu. Pikachu nuplovė nemokamai. Ir čia tas toksai pamato, kad turistas pravažiuojantis, tai nori gerą padaryti. Sako, čia dovanų tau. Į sveikatą. Nemokamai nuplovė. Iščiūstė. Ramu. Pasisekė ir Grebas veikia šitą miestelį. Vadinasi, netoks jisai mažas, jeigu yra Grebas. Ir man patinka tie jų deliveriai. Sumokėjau su deliveriu, su visku už maistą €50. Valgiau ryžius, ryžių nežinau, atrodo, kad ten visas kilogramas ryžių yra indelį. Ryžiai, kiaulienos kepsnys. Ne kepsnys, o šonkauliai. Salotos, aišku, sriubos jie visą laiką įdeda prie patiekalo, simboliškai stiklinės sriubos, kažkokių dumblių. Ir pavalgai kaip caras. Ir šiandieną, jeigu dar nesakiau, planas nuvažiuoti iki Ninh Binh miesto, ten apsistoti ir nežinau dar 100%, bet svarstau pasiimti hostelį, kuriame būna kelios, 4, 6, 8 lovos vienam kambarį. Nežinau, kaip jis, turbūt hostelis vadinasi. Pagalvojau, kad visai įdomus toks dalykas būtų pabandyti, nes niekad nesu taip daręs. Nes kodėl aš tai pagalvojau, kad visai įdomu, ne tik iš įdomumo, bet kad kaina buvo 2 ar 3 eurai. Tai galvoju, o ko ne? Ar taip, bet aš tik tai permiegu, man lovos reikia ir viskas, ir varau toliau. Tai žiūrėsim. Važiuoti iki Ninh Bino dar 140 km. Ir jau kai ten nuvyksiu, jau pažiūrėsiu, kaip daryti. Bet kol kas linkstu link tokios idėjos. Kažkaip taip. Vis tiek važiavimas šiandien nesudėtingas. O vien tik tai greitkeliai. Gyvenvietės dar tarp tų greitkelių, bet daugiau kaip ir nieko. Vėjas tik pučia priešinis į kūną. Ir dažų kvapą jaučiu, lako turbūt, mediena lakuoja. Praskrenda tik tai karts nuo karto fūra, autobusas.
Nieko įdomaus nevyksta, o tik pagalvojau, kad miegas nebeima ir ties tai žodžiais ir žiovot pradėjau. Oi, man čia kas, navigacija persisuko, nesupratau. Ne, normaliai. Kažkodėl rodo apsisukt. Aš tai neapsisukinėsiu, aš važiuosiu tiesiai. Reikia sustot kokiam parkelį ar kažkur kelkraštai pasižiūrėti, ko čia ta navigacija iš manęs nori. Kas jį čia nepatinka. Sustosiu tilto ir ramu. Visi stoja ir aš stosiu. Nusišyk man. Nu gerai, nestosiu. Persigalvojau. Vištų prisikrovus. Vištos, tai va, ir viščiukai. Dar girdžiu truputį cipsėjimą. Ja, viščiukai irgi. Nuobodus kelias visiškai. Jau galvojau, tarp Danango ir Vino bus nuobodus kelias, bet tėdį išgelbėjo Židovą urvai, išgelbėjo Ho Chi Minh Roadas. Oi. O čia jau tarp Vino ir Ninh Bino niekas negelbėjo. Tiesiog va, važiuoju ištisi kažkokie miesteliai per magistralę. Viskas ir daugiau nieko. Šiandien toks važiavimas apie nieką. Tiesiog, kad surink kilometrus ir priartėt prie savų tikslų. Šiaip esu jau Ninh Bino priemiesčiuose kažkokiuose. Mačiau, jau buvo Ninh Bino ženklai. Turistų baltaodžių jau pilnama visi mina. Aha, turistinė vieta, tuoj bus parking, 5000. Matau, į viršų ten net pakilt galima. Yra kažkas. Kažkokie nameliai. Nu, tai gal ir pakilsim. Nu va, kažkur atvažiavau. Kažkur pasivaikščiot. Buvau teisus, lankytina vieta. Kiek aš čia sumokėjau? 3 euriukus. 3 euriukus. Ką žinau, čia kažkoks parkelis. Eisiu, pasivaikščiosiu. Kažką gal pamatysiu gražaus. Gal ir nepamatysiu. Žodžiu. Laiko turiu. Visas laikas mano. Galima ir prasieiti. Kažkokios meninės instaliacijos. Čia nelabai meninė instaliacija buvo. Parkelis pilnas vandens. Šiaip gražu. Nieko nepasakysi. Tik vaikščiot su motobatais gal ne pats geriausias variantas. Panašu, kad teks palikti laiptukais kažkiek arba daug. Čia kažkoks urvas. Kažkoks mažiukas urviukas, neįdomu. Lipu į viršų. Jeigu nebus keltuvo, tai bus įspūdingas kopimas man su tokiais batais.
слезть, мне кажется, можно вот здесь легко. Šiaip ne taip užlipau. Ir liko ten užlipti. Bet ar verta, nežinau. Reikia varyti. Kinijoje yra 9000 laiptelių į kalną. Vartai į dangų ar kažkaip panašiai vadinasi. Tai ten žmonės krenta, kojos dreba ir viskas panašiai, bet žodžiu, ką norėjau pasakyti, tai ne tas pats, kas čia, bet yra ir čia ką veikti. Nusileisti irgi turbūt bus ką veikti. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है O ten tiesiai tais laiptukais dar į viršų reikės palipti. Kažkas girdžiu droną paleido, reikės ir man gal pasileisti. Kažką gražus pamatysiu. Ir užteks, reikia leisti žemyn. Vaizdai gražus. Pažiūrėjau porą foto, porą video ir leidžiu žemyn, važiuoju į Ninbiną. Kažkur reikia ieškoti, kur pamiegoti. Nes laiptais palipau normaliai. Tai šiąnakt miegosiu gerai. Užsibukinau hostelį, varau pagulėt ant dvigulės lovos, dvi aukštas, ne dvigulės. Pažiūrėsim, kas per nauja patirtis bus. Ir netamsiai parvariau. Tiesiog didžiuoju savim šią akimirką. Kažkai kiek aš čia įvykiau. Kelius šimtus šiandien pravažiavau. Nu tai va, kaip ir šnekėjau kažkada, reikia kelius šimtus pravažiuoti, nedaugiau, kad atvažiuoti į dienos galutinį tašką kažkada dar šviesiai. Nes kitaip gaunasi bilibirda kažkokia. Tamsu, stresuoji, galvoji, kur, kaip, kas. Dabar va ramiai savo, net neskubu visiškai. Atsipūtęs, tik reikia ne per daug atsipūst, nes nuneš tikrai kas nors kur nors į šoniuką. Karočiui, tikėjausi atvažiuoti, rinkausi, kad būtų biškį nuošaliau, o gavosi, kad čia turistų sambrūzdis, turistų traukos centras kažkoks čia. Kažkur tarp šitų kalniukų aš čia būsiu. Prie kapinių.
Taip atrodo hostėlis. Viena lova, antra lova, trečia lova, ketvirta mano. Jau kažkas čia miega gyvena. Žodžiu, gavosi diena nebloga. Prasivažiavau porą šimtų kilometrų, va per langą vaizdelis. Viskas. Jau po dušo, ilsiuosi. Ir šiandien epizodas baigėsi. Iki kito.